Ir nesityčioti iš kalbos. Lietuvių kalba buvo nuosekliai metodiškai stumiama iš viešojo gyvenimo, nors kitaip negu, tarkim, Moravjovo Kuryko laikais nebuvo uždrausta. Galėčiau ilgai kalbėti, ką tai reiškia. Tačiau dabar, kaip ir sovietmečiu, tai kartojasi gerai pažįstami dalykai. Paprasčiausiai, labai subtiliai nepastebimai, vyksta tai, ką aprašė Orvelas 84-osius. Iš tiesų, ar mes atsisakysime, pavyzdžiui, Afrikos valstybių pavadinimo Nigerija ir Nigeris? Ar apie tai susimastyti? Vien šitą užtenka suprasti, kokią mastą kalbos darkymas vyksta. Ir tai yra vykdoma iš ideologinių paskatų. Šitaip galima nugenėti kalbą taip, kad ji praktiškai nebeišreikš nieko, o virs kasdienę buitinės komunikacijos šnekta. Lietuvių kalbos padėtis šiuo atžvilgiu nesustabdomai blogėja. Ponas Volodka, jis pasakė netiesą, ką nors pažeidė, kai būdamas valstybės institucijos viršininkas, paprasčiausiai pasakė, kad reikia vykdyti valstybinės kalbos įstatymą. Realiai jis buvo nubaustas už nuoseklį ir tvirtą valstybės pareigūną poziciją. Ministrė sako, kad čia tik tai pastaba, jinai, išreiškia susirūpinti Volodkai reikėtų dėl savo elgsenos, bet iš esmės, neatleidimas. Aš nesuprantu, už ką jam reikėtų susirūpinti, tai pirma. Antra, pastabos tam ir egzistuoja, kad jos įbaugintų žmonės. Todėl, kad pastaba yra iš esmės įspėjimo ir pavojaus skambutis. Būtent tuo dabartinė kalbos naikinimo sistema skiriasi nuo sovietinės, kur, kalbant labai paprastai, padarius ne tai, kas nepatinka valdžiai, griebdavo už pakarpos. Dabar vyksta subtilus moralinis, psichologinis terrorizavimas, bet dar kartą pabrėžiu, jo potekstė yra ideologinė politinė. Lietuviai žinok savo vietą. O kaip tai galiausiai atsiliepia valstybės politikai, nejaugi mes nematome, kad kitaip negu, pavyzdžiui, Latvijoje ir Estijoje, Lietuvos valdžia ne tik kvailai, bet savižudiškai nuolaidžiauja, pavyzdžiui, tai faktui, kad kitataučiai migrantai iš tikrųjų rimtai nesimoko valstybinės kalbos. Jeigu tu šiandien Vilniuje, kaip beje ir prieš 30 mečius, gali išgirsti tuos pačius žodžius. Nekalbėk savo mužikišką arba šunų kalbą. Juk šitoks tautinės ir kalbinės savigarbos praradimas yra pirmiausiai tiesiausias kelias į savo kalbos įsižadėjimą. Jeigu žmogus negina tai, kas sudaro jo savistį, jis nejausdamas virsta vergu. O kaip yra sakoma, vergas nesuvokiantis, kad yra vergas, tampa dvigubu vergu. Ačiū Jums labai.